Jo, man kitaip buvo. Aš praleidau praėjusį savaitgalį pas Artūrą Račą. Taip. Sodybai pasitan, kur jis ten gyvena, tai ne sodyba ten kažkas. Mačiau jūsų ekspresijas iš senesnio video. Taip. Tai žinokit, pakvietė jis mane į pirtį ir pirtį buvo Kliviečka. Pas Kliviečką, žinokit, kaip pas Hitlerį, ten irgi vieno trūksta, žinokit, nesakysiu ko. Buvo tas ruskių, kur vėliau užsideda Tratas, pats Račas, šeimininkas ir aš. Tai sėdim ten toj pirty, vanojamės, ir aš vienu momentu išėjau galvoju, apsižvalgysiu, kas čia, ko užgyvena ponas žurnalistas. Ateinu į tokią, pas vienam iš kambarių, tokią spintą. Atidarau spintą, iškrenta. Pripučiami šuniukai. Įsivaizduojat? Pripučiami šuniukai, kur matosi ir kai kurie ir sodomizuoti, matosi ten išdraskyta toj vietoj, kur Artūras Bovijas. Kai kurie visai nauji, tai kokie 20 gal. Žinok, labai nemalonu net klausyti. Nu, aš žinau, tai vat aš taip stengiuosi pertikti ne viską, ką aš ten realiai mačiau. Kitam spintos sekcijų daly buvo pripučiami. Nu, suprantu, kad ašgi nieko nesakau. Bet gal jūs išsigalvojat? Ne. Gal jūs čia fantazuojat? O tu ant manęs čia dabar rėkauni ant manęs. Nori vartoti jėgą gal prieš mane? Seniai gavęs. Kodėl tu dabar šitą negalim normaliai likti? O kodėl pats jį tam pakėlė? Maža kokias... O kas pirmas pakėlė ranką? Maža pačiam... O kas pirmas va taip daryti? Pats pradėjai. Tai a trečioj spintos daly pripučiami, žinot kas? Trusikai, dėkauti. Tik šunys pripučiami ir... Supratau. Kas miško sferai pas jūs naujo? Kaip sekasi jums? Poligrafą, kaip aš žievavo graužiai. Kaip žievavo graužiai? Jo, užsirašiau keletą, apie 180 grupių, kur gina miškus Lietuvoje. Tai kiekvieną užsirašiau. Aš tai irgi man... Medžiai ir sporto rūmai. Lietuvos ateitis. Jeigu iškirs medžius ir nugriaus sporto rūmus, viskas Lietuva išsivaikšt. Kas išsivaikšt? Kur? Nes nebėr dėl ko stovėti. Kur? Kapčiamiestį. Ai.